Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai kambarinių gėlių augintojams, kaip išvengti ligų ir kenkėjų. Parduotuvių tinklo Žalia stotelė ekspertė Eglė Petkevičiūtė sako, kad augalų sveikatingumas priklauso nuo daugelio sąlygų ir kartu nuo prevencijos. Taigi, Eglė, turim iš tiesų labai įdomią temą, kuri mums visiems kambarinių gėlių augintojams yra labai aktuali. Tai ką daryti, kad mūsų augalai būtų labai gražus, kad sėkmingai augtų, kad nepultų jų jokios ligos, jokie kenkėjai. Pasikartosiu su klasikinė mintim, kad prevencija ir priemonės prieš yra daug paprasčiau ir lengviau išsaugant sveikus ir gražius mūsų kambarinius augalus, negu vėliau kovoti su kenkėjais. Ir tų priemonių natūralių ir draugiškų mums, mūsų aplinkai, vaikams, augintiniams išties yra. Tai visų pirma, norėčiau paneigti mitą, kad rudenį ir žiemą kambarinių augalų tręšti nereikia. Juos tręšti būtina, jeigu norime išlaikyti dekoratyvumą ir išvengti galimų problemų dėl kenkėjų, ligų ar netinkamo aplinkos sąlygų. Tiesa, verta paminėti, kad rinkitės tirpes arba skystas trąšas, tačiau tręškite rečiau ir šiek tiek mažesnėmis dozėmis. Kalbant apie prevenciją, labai svarbu paminėti ir kelis priežiūros darbus, kurie kartais ir būna esminės priežastys, kodėl iš viso tos problemos atsiranda. Tad laistymas. Kambariniam augalam grįžus iš lauko ar tiesiog vykstant sezoniniam pokyčiam reikėtų retinti laistymą ir galbūt derinti kartu su tręšimu, tačiau atsižvelgti įdėmiau į tai, kokio drėgnumo žemė vazone. Ji neturėtų būti šlapia, bet paspaudus pirštu lengvai drėgna. Vandens perteklių lėkštutėje taip pat rekomenduočiau nupilti. O dabar apie prevencijos priemonės, kurios gali ne tik apsaugoti nuo kenkėjų, bet ir kartu padėti juos diagnozuoti. Ne visai dailus, bet labai naudingas iš profesionalių šiltnamių nusižiūrėtas prevencinis būdas, tai yra lipnios gaudyklės, tai yra lipnus geltoni lapeliai, kurie traukia kenkėjus. Tad kažkur pakabinę ant bambukinės lazdelės ar pririšę prie augalo mažiau matomoje vietoje, reguliariai pasižiūrėkime, ar nėra prilipusių vabzdžių. Tai leis mums suprasti, kad galbūt turime problemą ir pats metas veikti. Pakuotė yra 20 lipnių geltonų pakelių, abipusiai lipnių. Jie yra lipnus gana ilgą laiką, tad užteks visą šaltąjį sezoną. Labai lengvai pastebimi skraidantis kenkėjai, pavyzdžiui, baltasparniai ar įvairios vaisinės muselės, kurios indikuoja drėgmės perteklių vazone. Stikit priemonę, kurią galima naudoti jau įtariant kenkėjus. Jeigu pastebite kenkėjų ant geltono lipduko, stikit priemonė yra tinkamas produktas nupurkšti augalus. Sukuria mechaninį barjerą, kuris sustabdo vabzdžių dauginimąsi bei judėjimą, bei daromą žalą. Jie nebegali kasti lapą, jeigu taip paprastai aiškinti ir čiulpti jo sulčių, taip sumažinama žala bei kontroliuojami kenkėjai. Galima kartoti maždaug po savaitės. Dar viena priemonė, kurią sezono metu naudojame sode, o štai nuo rudens galime jau ir kambaryje. Natūrali ir klasikinė priemonė kambarinių gėlių priežiūroje, tai yra žaliasis kalio muilas. Jeigu jūs jo dar neįtraukėte į savo priežiūros rutiną, tikrai rekomenduočiau, nepalieka dėmių ant vazonų ar sienų, purškiama tiesiog namų aplinkoje, kur nereikia išnešti augalų. Dažnai, nors ir kiekvieną dieną, prižiūrint augalus, galima juos nupurkšti, jie lengvai nuvalo dulkes, sudrėkina orą ir lapus, nuvalo galbūt skydamarių paliktas vaškinės apnašas, sumažina kenkėjus, galima purkšti ir ant substrato, ne tik ant lapų. Nepamirškite nupurkšti ir apatinės lapų pusės, jeigu norite geresnio poveikio. Kita priemonė, kuri padės apsaugoti kambarinės gėles ir taip pat ji turi būti įtraukta į kasdieninę mūsų gėlių priežiūros rutiną, tai yra Substral purškiama priemonė augalų apsaugai, sako parduotuvių tinklo Žalia stotelė ekspertė Eglė Petkevičiūtė. Taip pat puikiai prevencinė priemonė kambarinėms gėlėms, tai yra aliejinių pagrindų multi-insect
purškalas, kuris naudojamas ant kambarinių gėlių pasižyminčių lygiais paviršiais. Tad tinka tiek paparčiai, tiek fikusai, difenbachijos, monsteros, zemiekulkai, tie populiariausi lapiniai kambariniai augalai, kuriems galima naudoti. Taip pat atlieka dvigubą funkciją, apsaugo nuo kenkėjų prevenciškai, bei purškiant lengvai nuvalo dūlės, bei pablizgina lapus, taip lapams suteikdamas gražesnį atspalvį bei blizgumą. Tad būkite pasiruošę ir būtinai naudokite šias priemonės, jeigu norite būti ramus bei džiaugtis savo dekoratyviais ir gražiais augalais, net ir šaltuoju periodu. Nes nesiemant prevencijos ir neužbėgant įvykiams už akių gali būti visko.